Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Prie baro ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šiandien prie baro sėdime kartu su Neringa Pangonytė Novikienė. Jos dėka net kelių šimtų lietuvaičių rankdarbiai keliauja po visą pasaulį. Nes Neringa yra tas žmogus, kuris tiesiog nori daugiau. Labas, Neringa. Labas, Paulina. Ar teisingai tave pristačiau, kad esi tas žmogus, kuris tiesiog nori daugiau? Aš manau, kad šie du žodžiai geriausiai mane apibūdintų šiuo metu. Tai papasakok, ką tu dabar veiki ir ką veiki ir tiesiog kuo užsiimi. Tai viską supasakoti tikriausiai neužtektų šios laidos, nes esu tas žmogus toks labai dinamiškas, mėgstantis pokyčius ir keisti veiklas. Ir norintis daug. Norintis labai daug, ne tiek, kad ten finansiškai, materialiai, bet vidumi, savirealizacija ir panašiai. Tai šiuo metu gyvenu Marijampolėje, turiu savo ofisą prie pat namų ir mano ofisas yra labai spalvingas, jame labai daug siūlų, rankdarbių, fotografijos studija ir mano ofisas, pats jau tas darbinis. Ir ten aš tiek užsiimu savo rankdarbės, tiek daugiau netgi laiko skiriu mokymui kitų. Tai daugiausia online, bet būna, kad ir atvažiuoja gyvai merginos moterys iš visos Lietuvos pas mane, tam, kad išmoktų, kaip parduoti savo darbus internete užsienyje. Siūlai, rankdarbiai, kaip čia viskas taip susiję, ką tu su tais siūlais veiki toje studijoje? Ar tu juos fotografuoji, ar ką darai? Tai visų pirma, aš pati turiu savo parduotuvės internetinės, kuriuose pardavinėju siūlus ir savo rankdarbius, bet čia gal tokia mažesnė mano darbo dalis šiuo metu, tai daugiau gal netgi tokį kaip ir pavyzdį pateikiu kitiems, nors iš to viskas išsirutuliojo, kas vyksta ir toliau. Tai tiesiog gal didžiai dalimi tai yra labiau mano hobis, nors žinoma jis ir neša ir pajamas į šeimos biudžetą, o visa kita tai yra seminarai, mokymai, filmavimai. Tai, ką mes čia šiandieną darom, taip pat ir laidą vedu radijoje, tai tiesiog tos dinamikos, to buvimo žmonėse labai daug. Neringa, o mokymai, seminarai apie ką tu konsultuoji žmonės? Tai praeitą savaitgalį buvau tokiam vakarėlį ir beveik visi nepažįstami žmonės buvo ir iš šonų sėdėjo dvi merginos ir taip sako, čia mes tikriausiai visi labai skirtingų profesijų ir taip, ką tu veiki, kaip čia prie baro, ką veiki. Ir sakau, mano eilė atėjo, aš sakau, o aš vedu mokymus. Ir jos sako, o kokius mokymus? Sakau, Etsy internetinės prekybos platformos. Ir jos taip viena iš pusės žiūri mane, iš kitos pusės. Ir abi vienu metu, ką? Tai tiesiog man atrodo, kad viskas savaime suprantama, nes kai savo veikloje verdė, tai visada atrodo, kad jau čia viskas aišku ir visi turi žinoti ir tiesiog, kaip tu gali nežinot. Bet pasirodo, yra daug žmonių nežinančių, kad tokia apskritai platforma yra Etsy. Ir joje visame pasaulyje žmonės prekiauja tiek savo rankdarbiais, tiek priemonėmis rankdarbiams, vintažais, dideli netgi brandai turi ant savo parduotuves. Tai iš esmės, ką žmonės kuria, ką daro, netgi skaitmeniniais produktais, kaip pavyzdžiui, ten grafikos dizaineriai prekiauja savo fotografijai, savo dizainais, įvairiais ten planuokliais, netgi knygomis ir panašiai. Tai milžiniška prekybos platforma ir tam, kad joje prekiauti, tai reikia žinoti kaip, ar ne, arba tiesiog pradėti pačiam mokintis. Tai Lietuvoje tikrai yra daug lietuvaičių, būtent kurie per tą platformą ir prekiauja. Tai mano darbas, misija yra mokyti juos, kaip susikurti ten parduotuvę, kaip augti, kas yra tas SEO, kokios nuotraukos turi būti, kokias ten pardavimų strategijas taikyti, tiesiog kaip užaugti, turint omeny pardavimais, ar ne, kad sėkmingai žmonės prekiautų. Tai mano mokymai, seminarai būtent apie tai ir yra, tavo čia nišinė tematika. Ar teisingai supratau, kad tavo pačios pradžia buvo irgi nuo prekybos Etsy savo rankdarbiais ar kuo kitu? Papasakok apie savo pradžią ir kaip visa tai išsirutuliojo ir kiek jau tu 10 berods tame? 11 metų berods bus dabar jau tuoj ir, prasidėjo tai kaip ir daugumos tikriausiai ta pradžia būna, kad tikrai neplanavau kažkokio verslo daryti didelio, o tuo labiau mokymų vesti tikrai neplanavau ir tuo metu gyvenau Anglijoje. Ir mes su drauge, su kuria kartu gyvenom vienam bute, važiuodom į tokius vadinamus boot sales. Ten labai populiaru, kaip pas mus irgi yra mugės, tie blusturgiai vadinami, tai Anglijoje tie boot sale'ai vyksta ten kiekvieną savaitę ir jų labai didelių yra aplink Londoną, kur ten šimtai, jeigu ne tūkstančiai mašinų suvažiuoja ir žmonės prekiauja tiesiog ką turi, tą išparduoda. Bet rankdarbiais ar bet kuo? Ne, bet kuo, ten drabužiai visokie, netgi visokie ten vyriški įrankiai, vežimėliai,
siūlai, antikvaras, sodo reikmenys, bet kas, ką susirinkai ten vos ne iš garažų, kaip Amerikoje yra populiaru tie garažų seilai, tai Anglijoje būs seilai, su mašinom suvažiuoja, ten laukas keli hektarai ir ten ir visokie ir burgeriai vyksta, ten viskas, ten visas, kaip sakyt, festivalis. Tai mes labai mėgdavom šituos turgus. Ir tiesiog eini į ranką ir mane kažkaip labai patraukdavo visokie seni daikčiukai papuošalai, visokie karoliukai, akinių rėmeliai, dėžutės, ten kažkokios tašytės, mažytės ir aš kažką tokio įdomaus rasdavau. Ten už centus nusipirkdavo ir tada keldavo į Etsy. Ir Etsy tuo metu buvo labai stipri platforma vintaže, senienuose ir rankdarbiuose. Dabar jau jinai išaugo labai plačiai, tokia jau didesnė platforma pasidarė, o tuo metu taip tokia labai nišinė buvo. Ir mes ir draugė mano tada ten prekiavo ir tiesiog, taip, vieną įkeliu daiktą parduodu, kitą parduodu, pavyzdžiui, perku už 50 centų angliško, parduodu už 20 svarų. Neringa, noriu pasitikslinti, mes pradėjom nuo to, kad rankdarbius galima pardavinėti Etsy, bet dabar suprantu, kad ne tik rankdarbius. Tai vintažas, naujų daiktų negalima, pavyzdžiui, perparduoti, ar ne? Perparduoti turime naujų daiktų, kaip nuperki ir parduodi, bet vintažą galim. Tai va, ir tada aš po to pradėjau laukti sūnaus ir kaip dažna lietuvaitė besilaukianti pradeda megzti, arba atsimena, kad moka megzti, arba nerti. Tai ir man tai buvo, ir tuo metu ir ta draugė pradėjo lauktis po mėnesio, mes kartu tokios dvi neštukės, tai mes ten nerėm, mesgėm visokius pledukus ir kėlėm vėlgi tą patį Etsy. Tiesiog kaip mokėjom, taip darėm. Vieną nupirka, kitą nupirka ir kažkaip taip tokios, žinai, kaip būna kišenpinigiai papildomos pajamos. Ne, tikrai ne, mes ten nesiekėm kažkaip augti, tiesiog toks smagumas buvo tą daryti. O po to jau vėliau, kai aš grįžau į Lietuvą su sūnum čia į Vilkaviškį pas tėvus, tai tada aš rimčiau pradėjau mąstyti, kad aš galiu su tuo užsidirbti ir tada jau pradėjau ir siūlais prekiauti. Tai tiesiog pati tokius variantus gaminti, įvairius spalvotus, rutuliukus suku iš plonyčių spalvotų siūlų, susuku savo variantus, savo spalvas. Ir dabar 10 metų prabėgus, jau galima sakyti, siūlų, tai gal 8 metai, tai visgi mano pagrindiniu produktu tapo ne vintažas, ne rankdarbiai, išbandžiau tą, aną, 3, 5, o siūlai taip ir liko, užsikabinau ir aš dabar tiesiog siūlų parduotuvę labiau vystau negu pačių rankdarbių. Klausau tavęs ir man kaip nepažįstančiai siūlų, apskritai skamba labai keistai, gaminau siūlus. Taip. Kaip tai įmanoma? Tai iš tikrųjų aš turiu ten tokią anglišką platformą, profiliuką ir kai sakau žodį gaminu, make, tai būna žmonės kartais kabinėjasi, kad tu čia nieko negamini, tu čia tik tai suki, persuki, bet gamybos procesas, pripažinkim, turi daug labai skirtingų vardų, pavadinimų ir gamyba tai nėra tiesiog gamyba. Gamyba apima kepimas, virimas, kirpimas, siuvimas, ar ne, labai daug žodžių, tai mano yra sukimas, galima sakyti. Tai tiesiog, kažkaip tos spalvos visada mane traukia, nes man nuobodu vienoj kažkokioj spalvoje būti, arba ten, kaip žmonės sako, stilių išsirenka ir ten vis laik vaikšto, ten ar juodi, ar ten kokie. Aš visokia noriu būti. Tai tie siūlai gal dabar man leidžia tą laisvę turėti spalvų savo gyvenime, savo pasaulyje. Ir aš mėgstu ryškias spalvas ir mano klientės renkasi tos, kurios nori ne kažkokiu ten natūralaus mėlio ar švelnių spalvotų, kurios nori ryškių, dinamikos. Tai, pavyzdžiui, mano siūlų rinkinukai būna ten visos įmanomos tikriausiai pasaulio spalvos sudėtos į tuos rutuliukus. Tai tiesiog paimu skirtingas siūlų, gijas ir susuku į vieną, storesnį. Ir tame storesnėme gaunasi ten visas margumynas. Neringa, pradėjai nuo siūlų. Taip. Ir šiandien dienai tai yra tavo pelninga veikla, kurią užsiimi, ir ar dar turi kažkokius kitus darbus derinti su tuo, ar tu iš to pragyveni? Tai siūlai parduotuvė, seminarai, kursai, viskas. Va čia yra mano realiai pragyvenimo veiklos, o jau radijas laida jau atskirai irgi, ar ne? Tai galima sakyti taip, jeigu dabar siūlų vien tik paimčiau parduotuvėlės, tai išimtų tas pajamas. Tai nežinau, ar tiksliai pragyvenčiau, bet tai ir mano laiko užima realiai kokį 10% arba 20% mano laiko. Jeigu daryčiau 100%, tai, manau, visai neblogai būtų. Bet vėlgi, aš tas žmogus, kur negaliu daryti vieno dalyko, tiesiog veikti, kitos veiklos negaliu. Ir kitas dalykas, ką pajaučiau, kad tas noras dalintis ir mokytis irgi labai organiškas.
automatiškai gavosi, kad aš Instagram'e pradėjau dalintis apie Etsy, atsiradau be klausiančių ir taip mane įstumė žmonės į tą mokymą ir aš tiesiog negaliu iš ten pabėgti, bet ir nenoriu iš tikrųjų, jeigu vien tik reikėtų pačiai dirbti prie verslo, ir nebūti, sakykime, viešumoje, nors šiaip tai intravertė esu, bet tiesiog tas noras atiduoti, būti naudingai, tai va, tie mokymai iš to tikriausiai ir atsirado, nes pradėjau prašyti dar daugiau, dar ir taip jau tiesiog įsisukau, kad taip, šios veiklos yra mano dabar tiesiog vienintelis darbas. Ar galima sakyti taip, kad tavo hobis labai natūraliai išsirutuliojo į tavo pelningą verslą? Tiesiog žiūrėjai, kur veda tave. Taip. Šiandien žinau, kad esi verslo ir veiklos motyvacijos lektorė ir pakalbėkime būtent apie tą motyvaciją. Kas tau buvo pačiai ta didžiausia motyvacija tai daryti? Na, dar tas lektorė, tai čia irgi papildo taip, ką darau, nes kartais būna kviečia tiesiog pranešimus kažkokius skaityti tą temą, bet viskas iš tos veiklos, ką dabar veikia, ar ne, patikslinimai. Kas skatina mane motyvuoja, tai aš per savo gyvenimą, tiek kiek jo turėjau, esu bandžiusi dirbti ne vienam darbe samdomam ir ilgiausia gal mano karjera vienoje darboje tai buvo 2 metai. Na, bankininkystė prieš tai buvo 4 metus, bet per 2 skirtingus bankus ir tikrai turėjau gana gerą karjerą ir vėlgi pabėgau. Tai man dabar mano veikloje yra ta motyvacija, tai kad aš pati ką noriu, tą veikiu kiekvieną dieną. Aišku, tai didžiulė atsakomybė ir įsipareigojimas savo, nes jeigu šiaip, Netflixą žiūrėti ar ne, tai iš ko tada gyvensi, reikia daryti veiksmus, kad ir finansai ateitų, akivaizdu. Bet aš pati galiu kontroliuoti ir va dabar neseniai irgi visai pagalvojau, aš ruošiuosi dažniausiai į darbą savo, ar ne, aš vadinu savo darbą, savo ofisą, savo veiklą apie 9 valandą aš išeinu. Prieš 9 būna išeinu ir galvoju, kiti žmonės tai jau valandą, jau darbe sėdi, arba atsikeliu 8 valandą, jeigu nereikia sūnaus ruošti mokyklą, pavyzdžiui, atostogas buvo, bet galvoju 8 valandą, kiti atsikėlė 6, kad į darbą, galvoju, man dabar, aš tiesiog tas žmogus, kur noriu savo tos laisvės, kad jeigu aš nenoriu šiandien dirbti, aš nedirbsiu, nors dažniausiai prisiverti. Tai mane labai motyvuoja tai, kad viskas mano rankose ir motyvuoja pavykę dalykai. Automatiškai, ar ne, kad kažkokios būna nesėkmių, kažkas nepavyko, tai gal tas toksai spyris savo būna, bet kai pavyksta, kai pavyzdžiui kažką ten paleidžiu kažkokį video, ar kursus, mokymus, ar pravedu konsultaciją ir pas mane po to grįžta žmonės ir sako, žiūrėk, aš ten padariau pagal tavo 3 pamokas ir man 2 pardavimai įkrito, nesitikėjau, kad taip greitai, ar ne, ar ten susitvarkys, tai aš visą vidų užverdu, užsidegu ir man didžiulis džiaugsmas, aišku, čia tokia, savimeilė tikriausiai yra, bet mane tie dalykai motyvuoja, vadinasi, jeigu paleidau kažkokį video ir krūva komentarų arba asmeninių žinučių, kad ačiū, man šito labai reikėjo ir ten susitvarkiau, padėjo, tai aš galvoju, kokį sekantį tada daryti, ar ne? Iš to, vadinasi, šitas buvo fainas, reikia, pat pirmąjį vlogą paleidau, krūva atsiliepimų, peržiūrų daugiausiai, jau reikia antrą daryti, ar ne? Tai tas mane uždega ta sėkmė galbūt, tas pats darymas netgi labai motyvuoja, nes, aš pati apie motyvaciją kitiem daug kalbu ir teoriškai, ir vairių žaidimų žaidžiam, kad mes jos negalim laukti. Tokia draugė, išdavikė, ateina, jos reikia, jos nėra, o kai pradedi daryti, jinai tiesiog ateina. Kai tau pradeda jau smagu daryti, jinai ateina, jau kai tau gerai, jau jinai ateina, Tai motyvuoja tas momentas, jausmas gal, kad vyksta, kad sekasi, kad einasi. O su kokiais iššūkiais šiame kelyje susidūrei per tuos visus metus, kokie buvo tokie didžiausi, skaudžiausi ir sunkiausiai įveikiami? Aš pati. Šiaip tai būna, kadangi rodau save daug viešumoje, tai daugam atrodo, kad, ne save, ne kaip paveiksliuką, bet ką darau, ką veikiu, visokie įvykiai, daugam atrodo, kad aš labai viską spėju ir daug padarau, nors aš žinau, kiek aš nespėju ir kiek aš nepadarau ir kiek aš atidėlioju. Tai va čia yra man sunkiausias tas gal momentas susitarti su savim, kad jeigu yra mano darbo diena, manęsgi niekas nekontroliuoja. Aš neturiu boso, kuris pasakytų, man neringa reikia, kad šitas būtų padaryta. Yra kažkokie susitarimai kartais su klientais, su partneriais, kad mes susitarėm, kad darysim seminarą ir aš turiu padaryti tą ir tą ir tą, iki tada, ar ne? Tai, taip, jau tą jauti spaudimą tokį
iš kažkieno kito. Bet šiaip man tas ir sunkiausia, jeigu aš turiu darbo dieną, sakykime, ketvirtadienis ir mano dienotvarkė nėra jokio susitikimo, bet aš turiu sąrašiuką padaryti tą. Tai va čia yra sunkiausia dalis, nes dažniausiai būna, tai dar šitą, bet ne tą, kas surašyta. Tai man didžiausias iššūkis šis yra. Pradžioje, aišku, pačioj pradžioje veiklos, kada jau išėjau iš paskutinio samdomo darbo, tai buvo gal tas sunkiausias vidinis momentas, ar tikrai sugebėsiu užtikrinti finansiškai, tą, sakykime, ką anksčiau, bet per pirmą mėnesį tas pavyko ir išsisklaidė baimės. O dar vienas galbūt dalykas toksai gal tokia baimė galbūt į priekį, kad, pavyzdžiui, kas jeigu man kažkas atitiktų, sakykime, neseniai žiūrėjau vieną kitą podcastą irgi su dizainerė, irgi, kur jinai pagrindinis žmogus savo veikloje, tai realiai aš savo veikloje irgi esu pagrindinis vienintelis žmogus. Ir jeigu kažkas man atsitinka, ar ten susirgu ilgesniam, sakykime, laikui, tai, pabyra viskas, ar ne? Tai gal ta baimė, tai, aišku, galima profilaktikos imtis sveikatos prasme, tai tą stengiuosi daryti. Tai, o šiaip kažkokiu kitų didesnių iššūkių, aš manau, kad kai labai jauti, kad tikrai esi savo vietoje ir pagaliau aš manau, kad pirmą kartą gyvenime aš tą jaučiu, aš anksčiau kitiem pavydėdavau to ir galvodavau, kada aš atrasiu tą kažką. Tai dabar geri metai, aš tą jaučiu ir kai jauti, kad savo vietoje, tai, tie iššūkiai, jie tokie, žinai, kai būna labai organiški, iš kurių mokaisi, nes natūraliai atsirado kažkas veikloje, įveiki tą kliūtį, darai toliau, bet ne tai, kad sudrebina viską ir jau nori keisti. Nori viską mesti. Tai. O kalbant apie pačius rankdarbius, žinai, labai dažnai žmonės apskritai net pasvajoja, kad norėčiau čia parodyti ten tuos savo gaminius, bet nedrįsta, stabdo save, iš vis net artimam ratui nerodo. Kokius girdi tokius vidinius kompleksus ar nežinau, tokius įsitikinimus iš savo klienčių, kurios kuria, kurioj vietoj jom trūksta motyvacijos? Ta, kad parodyti, tai gal žmonės, sakykime, ar socialinėje erdvėje, ar kažkur tai parodo, bet ko labiausiai tai bijo ar nemoka, tai įkainoti savo produkto, nes galvoja, kad rankų darbas ir, sakykime, ten suskaičiavus priemonės ir valandas, realiai turėtų būti kaina tokia ir sako, tai kas pirks už tokią kainą? Tiesiog atrodo, kad nepirks, ar ne? Tada nuvertina, labai numuša kainą, kur tikrai tada, sakykime, labai negerai tiems, kurie tikrai sąžiningai kainoja, ar ne? Sakykime, vienas panašų parduoda už 50 eurų, kitas už 200 eurų. Pagal darbo valandas tikrai turėtų būti 200 eurų ar ne, arba daugiau. Ar lietuvės yra linkusios save nuvertinti? Labai. Tai čia, manau, irgi toksai būna jau tokios piktosios mokytojos momentas, kada, sakau, negalima. Normaliai susidėliojat, skaičiuokliais padarytos, įsivertinat savo darbą, nes, tai kam tada dirbti, jeigu tu dirbsi savaitę laiko, o parduosi už 50 eurų? Nesąmonė, ar ne? Tai jau bent minimaliai įsivertinti. Tai šita vieta ir dar toksai būna momentas, Ar kam nors reikia, čia ar pirkti, jau visko daug yra, ar ne, jau čia, sakykime, siuva moteris šilkinės, ten gumytes plaukam, lankelius daro, papuošalus. Ir sako, jau čia visko daug internete, ar dar kažkam reikės šito vieno. Šiaip tai sakau, jeigu šiaip pažiūrėjus, tai tikrai nereikia, niekam nereikia dar vienos plaukų gumytės. Bet jeigu jūs pradėsit rodyti save, savo prekės ženklą, kursit ir ne vieną įkelsit, o nuolatos darysit, praeis tam tikras laiko tarpas, įvyks lūžis, kada pradės rastis pas jūs klientai, jie norės būtent tos plaukų gumytės, nes jūs ją gaminat, ar ne? Tai tas įtikinimas, kad tiesiog eiti į tą pasaulį, rodyti ir tas klientas tikrai atsiras. Neringa, pakalbėkime dar apie tavo laidą, apie žinių radijo laidą. Kaip ten patekai ir ar buvo sunku? Čia toks dažnas būna klausimas, nes aš nei kokią ten žurnalistiką baigus, nei anksčiau patirties turėjau radio ir televizijoje. O buvo taip, kad tuo metu, 19 metais, aš išeidinėjau iš banko ir tiesiog atėjo toks momentas, kad aš supratau, kad aš padariau tą karjerą, bet ne toj srity, kur jausčiausi gerai. Ir buvo sunkus sprendimas toks vidinis atsisveikinti su tuo darbu, bet nusprendžiau, kad tikrai tą žingsnį žengsiu ir aš tada atsimenu, kaip ir viduj priėmiau tą sprendimą, buvo gal gegužės pradžia. Ir tuo metu labai daug žiūrėdavau žinių radio laidų, kažką veikiu namuose, ten, sakykime, lyginu ir žiūriu žinių radio laidas. Beatos Tiškevič, berods būdavo Rasos Josionytės ir kitų, apie tiesiog žmonės, ką jie veikia, ką daro, visokios įdomybės. Ir man taip viduj toks jausmas būdavo, kaip aš norėčiau ten būti. Ir man tokia viena buvo diena, toksai klik, žinai, kai būna toks ženklas iš dangaus nusileidžia ir jauti, kad dabar šią sekundę atsidarau kompą ir rašau, atrodo, kad nešau kažkas iš dangaus nusileidę.
info, susiradau adresą ar ne. Labą dieną, turiu laidą idėjai apie žmonės, kurie išeina iš labai gero darbo ir pradeda vystyti kažkokią savo veiklą. Būtent apie tokius sprendimus ir samdomą darbą lyginti su nuosavą veiklą. Gaunu po 2-3 dienų atsakymą, atvažiuokit, pasikalbėsim. Atvažiuoju, pasikalbam, padarom bandomą įrašą ir tas bandomasis įrašas tapo pirmą laidą. Labai greitai. Realiai nuo laiško iki laidos transliacijos, iki įrašo mėnesis, galbūt nepilnas, iki transliacijos 2 mėnesiai. Ir per tą laiką spėjau dar išėti iš banko, nes reikėjo labai greitai, kad pirma laida išeitų jau išėjus iš banko. Neringa savo laidoje kalbino žmonės, kurie savo idėjas pavertė realybę. Sakyk, ką tie žmonės daro kitaip, kad jiem pavyksta? Aš manau, kad jie nieko kitaip nedaro, jie tiesiog daro. Nes kai savo pašnekovų užklausiu pabaigoje kažkokį palinkėjimą, patarimą pasiūlyti ir pagal jų veiklą, jų tematiką, bet beveik visų sutampa ta vieta, kad tiesiog pradėk daryti. Tai va tie žmonės pradeda daryti, nes yra daug žmonių, kuriems, sako, nepavyksta, tai jie laukia, atidėlioja, va, turi mintį idėją, nori keisti kažkokią veiklą savo ar ne, pradėti naują, bet jie nepriima to sprendimo, jie nepradeda daryti, nes galvoja, kad viskas sudėtingai labai, va, sakykime, ir su žinių radijum, būna klausia, o ką man daryti, jeigu norėčiau, tiesiog parašyk, paskambink, tikrai, taip paprastai, taip paprastai. Tai va tie žmonės, ir kuriuos aš kalbinu, jie tiesiog ima ir daro. Begalybė nesėkmių pas juos yra, ten klaidų pridaryta ir metimų, ir keitimų veiklų, bet jie tiesiog ima ir daro. Viskas. Dažnai tas intencija, kaip čia pasakytas, proaktyvus ar reaktyvus, koks čia tas žodis, tiesiog imti ir daryti veiksmas turi būti. Tai o koks tavo vienas patarimas būtų pats svarbiausias? Tai tikriausiai tas pats. Ar visada pradėti tiesiog daryti, pabandyti, bent pačiupinėti, paragauti ir tada įsitikinti, o gal ne tau, ar ne, sakykime, bet bent pabandyti, o ne tik nepalikti galvoj tų minčių idėjų. Na ir pabaigai, kurį mūsų kraštietį norėtum pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena? Wow, tai nepasiruošiau šitam klausimui, bet dabar reikėtų greitai galbūt. Taip, šiaip tai aš labai mėgstu kavą. Ir bare tai rečiau lankausi, tai ačiū už pakvietimą, būtinai ir čia ateisiu ir kitu metu. Bet kava man tas gėrimas, kuris mane lydi kiekvieną dieną, tai būtų labai smagu išgirsti mūsų kofeino įkūrėjų istoriją. Tai galbūt irgi Neringos, ar ne istorija, tai galbūt Neringą pakalbinti, kitą Neringą. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Neringa spėjome jums papasakoti. Jeigu jūsų mintyse sukasi žmogus, kurį norėtumėte pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena, savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu prie baro@mmm.lt. Iki.